Kėdainiai United priima Vilkaviškio Brukliną. Lipnevičius praktiškai nekeičiamas Kėdainių komandoje. Viškio komanda fiksavo prieš susitikimą su Žalgiriu. Čia smūgis į vartus ir kampinis. Komandų yra Narjanta. O čia pražanga. Kėdainiečių kontrišpuolis nuslopsta. Dabar Rakašius guldosi oponentą taip pat akivaizdžiai ir toks pat likimas ištinka Tomą Rakašių. Kėdainiečiai Gėgžna suranda savo komandos draugą Lipnevičius. Tai pavojinga čia situacija ir antruoju ar trečiuoju bandymu. Bezverchi ir kaip didžiajame futbole orų kamuolį perdavė Rakašiui. Pasimetė kamuolį ir puikiai užbaigė šį išpuolį. Gintaras Čibirka, vyriausias Vilkaviškio Bruklino žaidėjas, 46 metų snaiperis. Muša pirmąjį rungtynių įvartį. Paminėjo tiek Kėdainių rajono savivaldybę, tiek kitus rėmėjus. Čia tuo tarpu krenta antrasis įvartis į šeimininkų vartus. Ta kombinacija, kažkuris kitas žaidėjas asistavo, bet tuo pat gali atsakyti ir atsako pavojingų išpuolių Kėdainiečiai. Labai grėsmingas čia momentas. Ginasi ir tokiu būdu lieka mažumoje Kėdainiečiai ir tą klaidą naudojasi Vilkaviškio Bruklinas. Gintaras Čibirka, 46 metų, dar kartą priminsiu, snaiperis muša antrąjį savo ir trečiąjį komandos įvartį. Bando sukurti pavojingą epizodą, čia virpsta, trebina Kėdainiečiai. Epizode užbaigti ataką. Ir atsakymas baigėsi dar vieno Bruklino įvarčio. Jau triuškina savo varžovus svečiai iš Vilkaviškio. Triumfuoja rezultatyviausias Bruklino komandos žaidėjas šį sezoną Francisko Andersonas. Vilkaviškiečiai. Avizovo perdavimas, labai graži kombinacija ir pagaliau pramuša tą gynybos sieną Kėdainiai United. 1-4. Švelnina rezultatą šeimininkai. Vikingų vartus praėjusiame ture muša įvartį ir dabar Aritas Gėgžna. Ir jėgos dvikovą laimė Dominykas Cimbleris su dviem oponentais. Nei gynėjas, nei vartininkas neiškrapštė kamuolio iš Cimblerio kojų. Jis grąžins sviedinį į žaidimą. Puzevičius, kairiaja koja, koks įvartis, gražuolis. Kairiaja koja į tolimą į kampą. Čia bejėgis Martynas Šležys buvo šioje situacijoje. Netgi Dominykas Daunoravičius perima žaidimo įrankį, jo kamuolio valdymo grožybės, aiškus ir be sirgalių skanduočių, o Daunoravičius muša dar vieną savo įvartį. Elegantiškas bandymas virsta elegantišku įvarčiu. 7-1. Viskas aišku šiame mače jiems tiek Bruklinui, tiek Kėdainiams. Šiandien rezultatyvus mačas tiek pačiam, tiek ir visai komandai. Ar viską įvykdėt, ko prašė treneris, kuris beje rungtynėse nedalyvavo? Pirmas kėlinys, kaip visada mums nesiseka. Kovojom, kažkas nepavyksta ir vėl viskas nusikelia antrą kėlinį. Tai jau keletas varžybų, net ne keletas, gal dauguma varžybų buvo, kad antrą kėlinį sugrįžtam žaidimą. Tai šitą reiktų patvarkyti. Baigėsi pirmas ratas, tai žiūrėsim. Dėliosimės, tvarkysim savo reikalus. Trenerio tarsi ir nebuvo rungtynėse, bet kartu ir tribūnose. Tiek nurodymai, tiek palaikymas iš sirgalių ir kartu ir iš trenerio. Ar turėjo kokios nors įtakos, ar vis dėlto komanda pakankamai jau yra susižaidusi ir gerai treniruota ir išpildo tos reikalavimus? Ne, tai ką per treniruotės, kad treneris pasako, tą per varžybas darom. Tai per varžybas jam tik reikia pakartoti. Rubinį pasako, tai ir manau nieko nekeitė visiškai. Viskas buvo ko puikiausiai tiesiog. Patiems reikėjo susikaupti ir žaisti, įrodinėti. Ir ši pergalė jūs vėl grąžina į lyderių trejetą, tarsi tokios netiesioginės lenktynės, bet vis dėlto aplenkė dabar Jonavos Vikingus. Kiek svarbu būti lyderių gretose jums? Labai svarbu, reikia ko aukštesnę vietą užsiimti dėl play-offų. Ir dabar šeštadienį turėsim varžybas Gargžduose ir reikia revanšo, nes skaudžiai pralaimėjom tų vieno įvarčių. Tai reikia taškų. Tuo ir palinkėsim, nes Gargždai turbūt ne pati lengviausia oponentė. Na taip, reikės kovoti su jais į galą.
Kalbiname Kėdainių United komandos, turbūt žaidėją vis dar Evaldą Kūgį, kuris ruošiasi sugrįžimui ant parketo. Evaldai, kol kas be jūsų komanda žaidžia, ir to pirmojo taško vis dar nepavyksta iškovoti. Ko šiandien pritrūko? Kaip matėme, šiandien turėjom tikrai gan nemažai progų pelnyti įvarčio, bet norint iškovoti taškus, visų pirma, jeigu mes praleidžiam kaip šiandien 7, tai manyčiau, mums reikia tiesiog mušti įvarčių. Tai ko mums dabar šiai dienai trūksta, tai progų realizacijos, o progų tų susikuriam, tiesiog nepavyksta jų išnaudoti. Ir žaidėt ne su pačiu parankiausiu varžovu, bronzos medalininkais. Ką galite apie Bruklino žaidimą šiuose rungtynėse pasakyti? Bruklinas taip, kiek pernai, tiek šiemet mums neparanki komanda. Žinom, turi 3 brazilus gan aukšto lygio, tai kaip mums lietuviam, ta prasme, mažai treniruojantis, tai sunku su jais pakovoti. Bet, kaip matėm, išimt brazilus su lietuviais galim žaisti. Ir kalbant apie jūsų komandą, sulaukėt pastiprinimo, kaip suprantu, iš lauko futbolo, tiek Ugnius Avizovas, tiek Tomas Rakašius. Kiek, manot, tas pastiprinimas reikalingas buvo ir kiek jis prisidės prie Kėdainių komandos žaidimo? Taip, žinome, kad visi laukia žaidė turi patirties didesnės, nes prieš tai buvo labai daug jaunų žaidėjų, o dabar pirmas ratas baigėsi, visas viltis dėsim antrą ratą, pradėsim treniruotis rimčiau. Kaip sakant, dabar turime jau pilną komplektaciją. Žinoma, dar aš truputį reikia laiko, grįšiu ir matysim. Šiame mače ne pirmas mačas, kai atsilikinėjat be abejo ir nenaudojate to vadinamo skrajojančio vartininko, tai yra neįleidžiat papildomo žaidėjo ir nežaidžiat tuščiais vartais. Taip strigo šis epizodas, ar nesat treniravę tokio momento, ar kodėl taip elgėtės? Žagaras pas mus žinom, kad gerai žaidžia su kom, bet kaip pats ir pasakėt, reikia treniruotėse tą daryti, o mes nedarom, tai labai sudėtinga yra. Palinkėsim, kad jau šią savaitę tie pirmi taškeliai galbūt ateitų. Ačiū labai.